Sakykime taip, ir paleisti jos į dangų. Kokios nuotaikos? Ne, nuotaikas labai geras, yra tikrai geras pagrindas kitų metų olimpiadai, kurią mes tikrai tikėjomės. Tu žaidėjai čempionate, ypač paskutinėse rungtynėse. Ne, po kokios tai tikrai apie tą negalvojam, kuo daugiau tik apie olimpiadą, mintis visų. O tai kaip šventės? Ką? Kaip šventės? Ne, mes asmeniškai tikrai negeriam, nieko nedarom ir tikrai išgeriam po spraito butelį ir tiek. O kada eisi miegot? Ką? Kada eisi miegot? Kada mama parsiveš, nes atvirai tai buvo. Brolis paskambino, sako, atvažiuoju su draugu pasitiktojas ir su mama. Sakau, gal mama palikau, ne. Sako, girdžiu mama, ne, tikrai ne. Jau užtektinai prisidirbai, tai ir mama atvažiavo, tai viskas, važiuojame. Tai ką prisidirbai? Ką? Ką prisidirbai? Nieko, mama ilgai nemačius, pasilgus manęs ir tiek. O ko dar labai pasilgai? Savo šuns. Nori linkėjimus perduoti? Ką? Kam nors nori linkėjimus perduoti? Ne, tikrai noriu padėkoti visiems lietuviam ir visiems fanam, kurie sirgo už mus ir tikrai toks palaikymas buvo, kad tokio daugiau tikrai nėra. Labai ačiū už viską. Tai dar kartą sveikinu tave labai. Taip ir toliau rungtynėse.